Ar žinai, kaip gauti geriausias mamos ar tėčio titulą per 20 minučių? Kada paskutinį kartą veikiai kažką linksmo su vaikais? Žinau, pavargai po darbo, dar vaikai lenda į akis su savo prašymais praleisti su jais dar šiek tiek laiko, siunti juos užsiimti savimi patiems. Apie freelancerius tėvus aš visai nekalbu, ten darbas vyksta 24/7 ir nežada pasibaigti. O žinai, kad vaikui per dieną užtenka 20 minučių tavo kokybiško laiko praleidimo? Papiešk, paskaityk pasaką, padėk ruošti namų darbus, pasivažinėk dviračiu, pažiūrėk į žvaigždės ir papasakok įdomią istoriją apie kurią nors iš žvaigždžių. Pasigaminkite sausainių ar susipjaustykite daržovės į sriubą kartu, be telefonų, planšečių ar fone rodomų TV naujienų. Ir pamatysi, kai vaikų akis pradės tiesiog švytėti, o ir tu atliksi pilietinę pareigą ir galėsi paspausti ček savo dienos darbų sąraše. Gyvenk čia ir dabar, kūrybiškai.